Sveiki visi, su jumis aš ponas Lizingas ir šiandieną žaidžiame Minecraft išlikimą. Ir žaidžiame ant pačio naujausio snapshoto. Ir tai va, žaisime Minecraft išlikimą. Ir manau, pradėsim žaisti jau, nes nėra ko čia laukti, nes vis dėlto diena eina. Truputuką apie tai, kokius video būdus kelsiu ir darysiu video. Video trukmė bus apie 15-20 minučių, nes tai pats geriausias yra laikas. Nes kai būna daug laiko, 30 minučių, man pačiam būna atsibosta žiūrėti tiesiog. Ir nesinori labai, tada prasuki, nedažiūri, kažkas panašaus. Nenoriu, kad tai atsitiktų ir su jumis. Todėl manau, 15 minučių nėra nei per mažai, nei per daug. Pirmas epizodas nebus per ilgiausių. Čia tiesiog aš išliksiu, pirmąją naktį pragyvensiu. Dabar, kaip matote, prisirinksiu medienos biškutuką. Ir mes žaidžiame ant pačio naujausio snapshoto, tai yra 14v08b. Žaidžiam gan nedidelio šito čenkų, kad tai mažiau būtų FPS dropo, man nelagintų, kai filmuoju. Ir kad jums tikrai būtų gerai žiūrėti, malonu stebėti. Jau seniai nekūriau video, todėl net nebeatsimenu, kuom čia pasikeitė tas Minecraftas. Ne tai, kad nereiškia, kad aš nekūriau video, jo nežaidžiau. Buvo tokie epizodai, tiesiog, kad aš įsijungiu, tarkim, nueinu Survival Games pažaisti. Įsijungiu, truputuką bandau pažaisti, bet sužaidžiu 1-2 raundus ir tiesiog man atsibosta ir aš vėl išjungiu ir taip, ką nors kokį naujesnį žaidimą pažaisti. Pasiimsim cukralandžių, nes tikrai jos yra reikalingos. Manau, susirasim gražią vietą, kur galėsim apsistoti, tiksliau gyventi. Pirmas epizodas, kaip ir sakiau, tiesiog pirma naktis. Daugiau nieko. FPS dropas, atsiprašau. Video kelsiu įvairiai. Manau, kas 3 dienas, kas 2. Žiūrėjom, kaip laiko bus. Gal net kiekvieną dieną po vieną video. Tiesiog negali būti, nes žiūrim pagal laiką. Ar aš viską suspėsiu padaryti ir aš galėsiu įkelt video. Šiuo metu truputuką esu užkimęs. Nes surguliuoju, nesiniai parėjau iš daktarų, tai jeigu bus biškį nesklandumų, tai tikrai atsiprašau, nes tai ne aš kaltas, o mano sveikata kalta. Tai čia truputuką papasakau apie video, truputuką apie mane. Man yra 14 metų, esu tiesiog iš Varėnos ir nesiniai pradėjau kurti video. Dabar iš ko žiūriu, maždaug pagal koks mano lietuvis yra tokis. Ta prasme, kaip čia pasakius, pagal kurį aš imu pavyzdį, nuo kurio imu, tai manau būtų Arnas. Arnas, jeigu tokį tikrai tokį, manau, žinot, kas žiūri daugelių Minecraft išlikimų, ten visokių epizodų. Jis yra Hunger Games, o tiesiog pro, malonu su juo yra kartais pabendrauti. Jis iš ties yra žiauriai fainas. Jis tiesiog yra puikus su juo. Kažką su juo bendrauti ar kažkas tokio. Truputuką dar apie mane. Kaip ir sakiau, man yra 14 metų, tad dabar šiuo metu truputuką sirguliuoju. Gali būti balsas visai pasikeitęs nuo normalaus. Tiesiog gali būti kartais kalbėsiu per nosį. Kaip ir dabar manau, kartais trūkčiau, nes kalbu per nosį, nes mano nosis yra užsikimšus. Bet sugalvojau įkelti nors vieną video, nes vis tiek seniau kūriau video gan dažnai. Bet dabar aš jos nustojau kurti ir manau, jūs tikrai jau pasilgot mano video. Ir aš tikrai sukursiu. Ok, pasidarom crafting table. Ir iš karto pagaliukus. Pasidarom taip pasidedam. Pamiršęs kaip ir craftinti. Tiesiog labai seniai žaidžiau Minecraftą. Savaitę laiko nežaidžiau, o čia tiek atnaujinimų padarė. Aš dabar visiškai nieko beveik nežinau šitą Minecraftą. Tai truputuką eiti pasiskaityti. Tiesiog jūsų visų atsiprašau, jeigu aš tikrai kažko nežinosiu, nusikalbėsiu ar kažkas panašaus.
Ok, mums reikia pasidaryti pikeksą, normalesnį, pasidaryti dar truputuką pagaliukų. Tiesiog, nežinau, dėl garso, dėl mano mikrofono. Gali būti truputuką triukdžių, nes tiesiog aš pats neįsivaizduoju kodėl. Per visur aš labai gerai puikiai girdžiuosi, išskyrus kai filmuoju, tiesiog aš kažkaip tyliau girdžiuosi. Todėl dabar bandau kartais garsiau pakalbėti, bet man gerklę skauda, todėl nelabai galiu garsiai ir kalbėti. Bet tikrai dėl jūsų pasistengsiu. Ačiū tie, 13, kurie mane prenumeravo. 13, kaip man pačiai pradžiai yra labai puiku. Aišku, su laiku gal bus jų ir tikrai daugiau, manau. Bet nėra kur skubėti, reikia viską apsiprasti, viską susižinoti. Tiesiog savaime tai įvyks. Viskas priklauso nuo mano komentavimo ir mano noro. Ar aš noriu kažką daryti, ar aš nenoriu, ar tiesiog čia vien dėl to, kad kažkas man liepia, ne, man nieks manęs neverčia kurti video. Pačio tokis jau noras yra sukurti video. Ir tiesiog, aš jau nebegaliu speedinti. Ir manau, čia daugiau kaip ir nieko nepadarysim. Nes pirmas epizodas, tai ką, aš nieko nebegaliu ilgai daryti, nes visų pirma, trumpas šitas video ir nelabai noriu, kad būtų labai trumpas. Bet, kaip matot, man jau hangeris visai sumažėjo, o aš negyvos dvasios šiandien matau. Ir tai truputuką bus sunkiau, nes aš nematau nei gyvos dvasios, mačiau 2 avis ir daugiau nieko, jokio gyvūno nieko. Tai nėra labai gerai, kaip matot, atsirado visokiausių naujų blokų. Ant šitų naujų snapshotų, tai tikrai yra puiku. Skaičiau, labai gerą dalyką padarė su enchantu. Turi lazerito naują pobėdį, tai tiksliau padarė. Tarkim, turi lazerito, įdedi ten 3 ar kažkiek lazerito ir enchantinės ant 30 levelio. Visą laiką paima 30 levelio, o dabar, kai padarė šitą atnaujinimą, paima tik tais kokius 3-4 levelius ir tiesiog tau išenchantina. Vietoj tų lazerito, kaulų turim kol kas pakankamai, dabar aš jo neimsiu, nes man tikrai reikia maisto susirasti, minimaliai bent jau. Ok, bet čia nieko nematau, čia wow, čia dykuma. Ir aš nematau nieko, man kaktuso prireiks, kaktusėlių prireiks, auč. Ok, mes matom chickenų, tai kažkiek vis šiek toks maistas. Aišku, mes nuo jo galim ir užsikrės, bet vis šiek toks maistelis, kurio mums reikia, dabar ypač. Tai šiek tiek turėsim pavalgyti. Ok, čia dykuma. Dykuma. Kažkaip nežinau, tiesiog reikėtų pagalvoti. Galbūt ir dykumoje galėčiau daryti išgyvenimus. Wow, mano pirmasis maistas, jei, karvutės. Tieki čia. Puiku, radom karvių. Man visai patinka karvutės. Kodėl aš jos negaliu kelinti? Truputuką buvo užstrigę. Ok, va, matote, vėl dabar trūkčiuju nosį. Tai dėl to labai atsiprašau jūsų. Wow, čia tikrai karvių yra pakankamai. Tai va, sakau, dėl garso, galiu girdėtis kartais geriau, kartais blogiau, čia aš pats nieko negaliu pakeisti, nes aš tai darau, o mano filmavimo įranga, ir aš tiesiog nežinau, ką man daryti, va jau ateina naktis, ir manau, mes šiuo dabar taip ir baigsim, nes daugiau nieko mums nereikia daryti čia, kol kas. Va dabar tik tais dar nužudysim tas likusias karvutės. Teik čia. Tu mirsi. Ok. Galim užlipti į viršų. Ten mačiau dar gal karvių bus. Kai užlipti man į viršų. Šiaip blogai darau, kad naudoju. Wow, čia. Wow, kokia graži figūra. Skraidžioja. Aplinkui nieko. O čia karvė dar viena pasislėpus. Ir mes ją nužudysim šitą karvę. Ir pirmas video to ir baigsis. Kada antras epizodas tiksliai nežinau.
Bet tikrai bus antras epizodas tikrai. Ir man atrodo mes gyvensim dykumoj, nes vis tiek yra puiku. Tai tiek. Su jumis buvo ponas Lizingas ir jūs laikinkite, prenumeruokite mane, dalinkitės, komentuokite aišku ir aš jums linkiu sėkmės.